Sveiki. Noriu su jumis pasidalinti vienos knygos ištrauką. Šioje ištraukoje, jeigu ją išklausysite ir galbūt išklausysite ne vieną kartą, jūs išgirsite, kokia iš tikrųjų buvo ankstyvoji krikščionių bažnyčia. Kaip iš tikrųjų pirmieji krikščionys pirmus kelis šimtus metų šventė pamaldas. Tai buvo namų bažnyčios, jaukios, mažos bendruomenės, kurios susiburdavo kažkieno didesniuose namuose ir švęsdavo Eucharistiją arba padėkos pamaldas, prisimindami Kristų, jo gyvenimą ir patirdami tokią euforiją per tas vykstančias namuose pamaldas, kurios šiandien mes praktiškai nebegalime patirti jokioje bažnyčioje. Turiu omeny bažnyčioje kaip pastate. Tačiau ir šiandien noriu atkreipti dėmesį, kad kai kur kūrėsi tos mažos namų bažnyčios, tos mažos bendruomenės, kurios būtent tokiu principu bando atkurti pirmųjų krikščionių dvasią ir taip atgauti tą šventosios dvasios galią ir malonę. Paklausykite. Šiandieną paskaitysime Džobso Bitnerio knygą Tylos uždanga. 59 puslapis, 2 skyrius. Iki 1 amžiaus pabaigos bažnyčia pasklido ne tik Viduržemio jūros regione, bet pasiekė ir tokias tolimas šalis kaip Anglija, Indija, Etiopija ir daugelis kitų. Kas patepė ankstyvąją bažnyčią, nes nepaisant stipraus pasipriešinimo ir išorinio persekiojimo, kad per 70 metų ji pakeistų beveik visą to meto pasaulį. Atsakymą jau pasufleravau anksčiau. Ji buvo apdovanota šventosios dvasios jėga ir sąmoningai priėmė savo žydišką šaknis. Tai buvo bendruomenė, turinti Siono sūnų dvasią. Viešnagė ankstyvosios bažnyčios namų pamaldose. Norime kartu apsilankyti ankstyvųjų krikščionių pamaldose. Kažkodėl mane vis tada traukia įsivaizduoti, kaip aš dalyvauju šiuose pamaldose. Jei dabar kartu apsilankytume ankstyvosios krikščionių bažnyčios pamaldose, turėtume iš anksto aiškiai pasakyti, kad daugelis dalykų mums būtų nauji ir mus nustebintų. Pirmajame amžiuje nei viena bažnyčia neturėjo varpinės, bažnyčios lango ar sakyklos. Taigi šeštadienio vakarą einame į įprastas to meto pamaldas. Bendruomenė susirenka vakare, nes dieną jie dirba. Anot apaštalų darbų knygos, jie reguliariai rinkdavosi tai šen, tai ten. Pamaldos vyko vienoje iš namų bažnyčių, išsimėčiusiose po visą Jeruzalę, Korintą ar Romą. Namų bažnyčios dažniausiai rinkosi į bendrus susirinkimus nuomojamuose patalpose, pavyzdžiui, teatre. Tačiau mūsų lankomos pamaldos vyksta vienuose iš daugelio namų, kuriuos užleidžia svetingas šeimininkas. Šeimininkas jų širdingai pasveikina ir palydi į vidinį kiemą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vyksta vakarėlis. Vieni groja instrumentais, kiti gieda ir ploja į ritmą skambant muzikai, treti šoka. Vyrauja šeimyniška nuotaika, kupina užkrečiančio džiaugsmo. Šioje namų bažnyčioje tiesioginė šio žodžio prasme švenčiamos pamaldos. Panašų aprašymą aptinkame ir apaštalų darbų knygoje, kurioje apibūdinamos pirmųjų krikščionių pamaldos. Pažvelkime į šias eilutes atidžiau. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Nuostaba ėmė kiekvieną, nes apaštalai darė daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir visa turėjo bendra.
nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir, ką gavę, padalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi, garbindami Dievą ir buvo visos liaudies mylimi. O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą. Apaštalų darbai 2 skyrius 42-47 eilutės. Namų bažnyčios lankytojai pamaldų pradžioje sėdi ir džiaugiasi, kad pagaliau vėl galėjo susitikti ir kartu praleisti laiką. Jie ilgai kalbasi ir pasakoja, girdėti linksmas juokas. Tada prasideda žydiški šokiai. Kviečiamas kiekvienas dalyvis, tai žydų šokiai ratu, panašūs į populiarų Izraelio liaudies šokį chorą, šokama viename ar keliuose ratuose. Daug teologų manė, kad ankstyvoji bažnyčia tyliai šventė pamaldas, kurias daugiausia sudarė liturginės formuluotės ir nudailintos maldos. Akivaizdu, kad jie labai klydo. Pamaldos namuose vyko visai kitaip. Todėl verta pamaldose pasilikti ilgėliau. Po giesmių ir šokių patiekiamas maistas. Galbūt jūs stebina, kad pačiame pamaldų vidury valgoma. Tačiau būtent taip rašoma apaštalų darbuose. 2 skyriuje 46 eilutėje ir Pauliaus laiške korintiečiams, tai yra 1 laiškas korintiečiams, 11 skyrius, 20 eilutė ir toliau. Ši kas savaitinė vakarienė buvo dar vadinama meilės vakarienė. Vakarienės pradžioje šeimininkė uždega 2 žvakes ir sukalba specialią padėkos maldą. Tada vienas iš vadovų paima taurę, laimina ją ir perduoda kitiems, kad ir šie galėtų iš jos išgerti. Tada jis paima duonos kepalą, melsdamasis padėkoja ir perduoda jį kitiems. Taip atrodo atminimo vakarienė arba komunija, jos originali forma. Daug kas joje primena žydų paschos vakarienę. Atminimo vakarienėje arba komunijoje svarbiausia yra meilė ir atsidavimas Ješua. Galiausiai prasideda garbinimo ir maldos laikas. Atmosfera pamažu keičiasi. Dievo artumas tampa toks apčiuopiamas, kad kai kurie krinta ant kelių arba atsigula ant grindų. Kiti tiesiog tyliai stovi maldoje iškėlę rankas. Susirinkime gali jausti veikiant šventąją dvasią. Žmonės ima spontaniškai giedoti kitomis kalbomis. Kiti šias iš pradžių neaiškės dvasinės giesmės giedodami aiškina ir taip jas supranta visi kiti. Taip aiškinama yra 1 laiške korintiečiams 14 skyriuje 15 eilutėje. Būtent tuose skyriuose Paulius aprašo, kaip nepriklausomai šventoji dvasia veikia pamaldose. Tada kažkas atsistoja ir skaito iš Toros arba apaštalų raštų. Kartais pasidalinama prisiminimais apie Jėzaus žodžius ir stebuklus. Mokytojas pakyla ir pradeda aiškinti klausytojams, ką jie ką tik girdėjo. Pasidalinama pranašiškai žodžiais, meldžiamasi kalbomis ir jos aiškinamos. Pamaldose laikas nuo laiko kažkas ką nors garsiai pasako, kiti sutikdami tai patvirtina. Kažkuriuo metu į vidurį atveda ligonius ir ima juos gydyti Ješua vardu. Pirmą kartą į pamaldas atėję svečiai pasakoja, kad sutiko savo gelbėtoją ir garsiai liudija,
kad nuo dabar jau nori juos sekti. Pamaldos užsitęsė iki vėlumos, bet žmonės vis dar sėdi grupelėmis ir meldžiasi. Kai kurie pamažu ruošiasi eiti namo. Jie apsikabina atsisveikindami ir pabučiuoja vienas kitą į skruostą. Kažkodėl šios pamaldos atrodo kaip didelis šeimos susibūrimas. Gali būti, kad pamaldos iš esmės pakeitė į jas susirinkusiųjų gyvenimus. Ar norėtume dalyvauti tokiame krikščionių susirinkime? Nenuostabu, kad namų bažnyčios iki 1 amžiaus pabaigos greitai pasklido po Viduržemio jūros regioną. Daugiau nei 300 metų taip atrodė įprastos bendruomenės pamaldos. Jokia valdžia negalėjo pasipriešinti tokios bažnyčios augimui. Jei galėtume dar kartą tiesiogiai peržiūrėti šias pamaldas, mus nebūtinai nustebintų šokiai ir giesmės. Mes kur kas labiau nustebtume pamatę, kaip labai ankstyvoji bažnyčia buvo žydiška. Ji buvo skaitoma iš žydų Biblijos, ji sekė žydų mesijumi ir priėmė žydų apaštalų autoritetą. Pirmuosius 400 metų bendruomenėje jie šventė žydų šventes ir toliau laikėsi šabo, taigi šeštadienį ilsėjosi. Nepaisant stiprios graikų įtakos ir daugybės išpuolių bei atakų, žydiškasis bažnyčios profilis išliko nepasikeitęs iki 4 amžiaus. Akivaizdu, kad tai jai suteikė unikalų autoritetą. Šią jėgą aš vadinu Siono sūnų dvasia. Žydų palikimas panašu buvo brangios sultys šaknies, iš kurios buvo maitinama ankstyvoji bažnyčia. Sultys, kurios per dvasios išliejimą Jeruzalėje įgavo ypatingą galią. Nors ankstyvojoje bažnyčioje tai buvo visada pastebima, tik dėl imperatoriaus Konstantino 3-4 amžiuje po Kristaus įtakos bažnyčia galutinai atsiskyrė nuo savo žydiško paveldo. Imperatorius Konstantinas visiškai pakeitė bažnyčios kryptį ir jai tai buvo lemtingas posūkis. Vėliau apie tai papasakosiu išsamiau. Pirmiausia, turėtume atkreipti dėmesį į kai kuriuos svarbius dalykus. Jei tiesa, kad ankstyvoji bažnyčia, nusigręždama nuo savo žydiškojo paveldo, neteko savo jėgos, šiandieniai bažnyčiai turėtų būti nepaprastai svarbu atsigręžti prie šių šaknų. Suformulavau tai kaip tezę. Krikščionybė 21 amžiuje turės autoritetą ir valdžią tik tuomet, jei vėl atras savo žydišką paveldą.